Su jumis yra viskas, kas jums patinka, bet kaip žinote, vadinės mane Monika. Čia yra mano šuo, kuris griaužia mano daiktus. Aš jam neleidžiu, bet aš vis tiek nesgriaužiu, nesvarbu. Čia va, mano lova tokia. Tam įsitiesė, net aš taip mėgau. Čia kaip ir dėmesio pusė. Čia aš. Su šortais, tokiais kaip vos nebryžiais. Žodžiu. Čia yra mano spinta. Čia durės. Čia mano namų durės, galim sakyti. Ne namų, bet mano kambario. Tuomet čia yra ne kelias dienos šitas dalis, bet dalis kažkur mano numerstos yra. Čia taip yra. Tuomet čia mano stalas, jis žiūri piltas. Čia jeigu, tarkim, mato Shadow Cat gūstę, tai va, man nupirkau į naują baseiną. Tokį. Aš nesuplyšiu. Čia aš pusės turėjau nupiešti tokį. Tai va, čia mano tašė. Tuomet, nežinau, ar man rodyti visą namą turą, ar tik tai... Aš gyvenu nuosavam name, aš nežinau, ar man visą namą, tik savo kambario. Nes mano kambarys yra didžiausias, kaip ir aš šeimynų savo katiną parodysiu. Štai vien žodžiu, čia yra dušas. Čia mano katino dėžė. Taip. Čia mano ryžas. Katinas. Mano kačiukas, mano mažiukas. Mano liūtas. Labai Shadow Cat užneša. Mes apkirpam jį taip pat ir jų spalvos žiūri panašios. Dabar einu į antrą aukštą. Čia mano laiptai. Čia mano mamos kambarys, bet ten dabar miega, nes jį naktinę pamėgavo. Tuomet čia yra mano brolio. Jis yra pats mažiausias. Čia lentyna, kompas mūsų visų. Čia grįžtu į savo kambarį, kuris dar manęs laukia. Laukia. Ar jūs gerai labai matot? Stokiais. Nenori stotis mano šuo. Sėsk. Duok labas. Ai, geras šuo. Dabar pradėsiu iš mažesnės. Kur labiau tiksis, kad mano šuo ką daro. Stokis. Atsukai, sėsk. Nekrausiu dabar. O, kai pasodinsiu, tada vėl įjungsiu. Nu va. Sėsk. Vaik. Sėsk. Duok labas. Ai, geras šuo. Gali pasimt. Neklauso manai. Nu va. Tai šiandieną tiek buvo. Kitą dieną, kada kitą kartą, aš jums parodysiu gal laivą, gal tada atvažiuos Shadow Cat, nes kitos klasiokas. Ir bus, žodžiu, vakarėlis, tai čia bus daugiau visko. Ir gustė, ta Shadow Cat darys irgi laivą, čiūjų, nežinau aš. Tai, iki, su jumis buvo Monika. Tu kaip.